Tai laba diena. Pradėkime aplinkos projektų valdymo agentūros organizuojamus mokymus. Šių mokymų tema – tinkamas butų savininkų informavimas apie paskolos dengimo tvarką ir mokėjimus už nepasiturinčius asmenis. Mokymus ves akcinė bendrovė Šiaulių bankas atstovai Gedas Janėnas ir Andrius Kukulskis, bei Nevda atstovas Paulius Jonikas. Mokymų metu kviečiu užduoti klausimus skiltyje klausimus. Mokymai bus įrašomi ir jų įrašas bus paskelbtas internete. Tai perduodu žodį lektoriui. Tai labas rytas visiems. Pašviesiu ekraną, turim paruošę skaidres. Pasakykit, ar matot? Taip, matom. Tai dar kartą labas rytas, gerbiami savivaldybių, administratorių, bendrijų atstovai. Šio susitikimo tikslas yra efektyvesnis savivaldybių administratorių darbas, administruojant paskolas, atliekinėjant kasdienės operacijas, sukaupėm tikrai didelę patirtį, matome, ką galima būtų patobulinti. Tai mano vardas yra Gedas, pavardė Janėnas, esu produktų vadovas Šiaulių banke, atsakingas už daugiabučių atnaujinimą. Tai pradėkim. Pagal dienotvarkę turim bendrą apžvalgą, kaip mums sekasi. Daugiau pakalbėsime apie teisingą kredito dengimą. Norime pasidalinti informaciją apie jau sukurtus įrankius interneto banke, apie vėlavimo administravimą, jų mažinimą ir savivaldybių atliekamus mokėjimus. Tai šią vietą papasakosiu aš. Daugiau kolega iš Šiaulių banko Andrius Kukulskis, kuris yra skolų administravimo specialistas, papasakos, kokia yra situacija su vėluojančiom paskolom ir vėliau perduosim žodį UAB Nevda atstovui. Tai yra kompanija, kuri atsakinga už savivaldybių IT sistemą. Ir po to numatytas pusvalandis iki pusvalandžio, kiek jau reikės, tiek pabūsim, skirtas laikas diskusijai. Jeigu galite, užsimutinkite, kad nefonuotų ir visi galėtume gerai kokybiškai klausytis. Aš atsiprašau. Aha, užmutinot ir mane. Tai tęskim tada, ne? Norim papasakoti, ką pavyko kartu su jumis, kokį kelią nueiti. Tai daugiabučio atnaujinime, modernizavimo finansavime turim jau 15 metų patirtį. Per tą laiką yra finansuota daugiau negu 3000 daugiabučių. Bendra vertė jau siekia 1,2 milijardo eurų. Bendradarbiaujame su labai didelė dalimi Lietuvos administratorių bendrijų savivaldybių, tai priskaičiuojame jų virš 300. Pagrindai yra pačios didžiosios savivaldybių administratoriai, bet ir visa eilė yra mažesnių, tai yra tų pavienių bendrijų. Jeigu pažiūrėtumėt į atnaujintą daugiabutį, tai juokaujam, kad iš 3-2 Lietuvoje yra finansuoti Šiaulių banke. Tai patirtis yra milžiniška. Esame įkūrę 2 investicinės platformas. Yra 275 milijonų eurų ir šių metų pavasario naujausia, tai yra 200 milijonų eurų vertės investicinė platforma, kai Šiaulių bankas iš išorės pritraukia lėšas ir jas perskolina rinkos dalyviams. Tai norėtume pakalbėti apie gyventojų informavimą ir teisingų mokėjimų atlikimą. Matome, kad šiuo metu administruojamos paskolos
atsitinka tų pavienių tokių situacijų, kai galima būtų automatiškai užskaityti įmokas. Tai norėtųsi pradėti nuo toliau, tai yra, kad Šiaulių bankas vykdydamas finansavimą 2020 metais sulaukė priežiūros institucijų patikrinimo ir buvo sulaukta rekomendacijų truputį pakeisti administravimą paskolų. Anksčiau buvo pasirašoma viena kredito sutartis ir apskaitoma viso namo lygmenį. Tada gavome rekomendaciją, tiesiog tai yra nurodymas, kad reikia keisti apskaitą ir kad reikia stebėti kiekvieno buto mokėjimą. Kadangi kiekvieno buto savininko duomenų neturime, tai buvo prieitas toks tarpinis sprendimas, kad paskola administruojama buto lygmenį. Tai jeigu žiūrėti iš kairės į dešinę pagal eiliškumą, pagal numeraciją, tai pačioj pradžioje išmokamas kreditas, yra gaunama valstybės parama po projekto įgyvendinimo, tada yra pateikiama nustatytos formos ataskaita, kurią administratoriai paskirsto, kiek kokiam butui tenka investicijų. Tada yra padengiama valstybės parama ir sudaromi kredito grąžinimo grafikai, mes juos vadinam kaip vaikinius sandorius, kiekvienam butui. Priklausom ar ne vienam 10 000 investicijų, kitam 15 ir kad kiekvienas buto savininkas turėtų atskirą mokėjimo kredito grąžinimo grafiką. Ir kas yra labai svarbu, kad yra suteikiamas unikalus mokėtojo kodas kiekvienam buto savininkui, kad būtų galima identifikuoti, kuriam butui ar kitai patalpai yra priskiriama įmoka. Tai tada prasideda kredito grąžinimai. Labai būtina akcentuoti, tai norėtumėm administratorių paprašyti, kad dar kartą akcentuoti gyventojams, kad būtina nurodyti tą unikalų mokėtojo kodą. Tas unikalus mokėtojo kodas yra sugeneruojamas arba banko, kai yra kuriami vaikiniai sandoriai, tai vadinami ar ne po valstybės paramos gavimo, arba bankas naudoja administratoriaus pateiktus kodus. Tai šitą vietą labai norim akcentuoti, nes iki dabar jau nuo 21 metų dirbame su tais vadinamais butų grafikais ir vis dar pasitaiko situacijų, kai įmokos yra neužskaitomos dėl to, kad butų savininkai nenurodo teisingo mokėtojo kodo. Dar yra tokia naujiena, ta naujiena tai yra nuo 21 metų, kad vykdomas išankstinis grąžinimas. Jeigu mokėjimo dieną, kuri yra nuo 20 iki 25 dienos, buto savininkas įneša didesnę sumą, negu jam priklauso mokėti pagal kredito grąžinimo grafiką, bankas šią įmoką, tiksliau permoką, nukreipia išankstiniam dengimui. Tai yra padengiamas palūkanos ir padengiamas kreditas. Pavyzdžiui, gyventojas gali bet kada įnešti 1000 eurų, siekdamas mokėti mažiau kredito įmokų, kad sutaupytų kredito palūkanų, tai paima įneša į kaupiamųjų lėšų sąskaitą tą didesnę sumą, svarbu nurodyti mokėtojo kodą. Ir bankas atlieka išankstinį kredito dengimą. Bet būna tokių situacijų, kai klientai pagidauja, kad nebūtų vykdomi išankstiniai dengimai, tada jau reikia pateikti raštišką prašymą bankui, kaip pavyzdžiui, ar ne, buto savininkas gyvena ne Lietuvoje ir nori, kad kiekvieną mėnesį nereikėtų rūpintis kredito įmokos dengimu, įneštų, kaip pavyzdys, 500 eurų ir kiekvieną mėnesį bankas nusirašinėtų tiek, kiek reikia. Tai ką norime akcentuoti, kad yra labai svarbu, atliekant kredito grąžinimus, teisingai nurodyti unikalų mokėtojo kodą. Tai apačioje va čia su žalia spalva ir pažymėjau, kad jeigu yra teisingas mokėjimo kodas, įmoka yra užskaitoma ir automatu ir jokių papildomų veiksmų nereikia nurodyti, nereikia atlikinėti. Jeigu yra nurodoma neteisingas unikalus mokėtojo kodas, įmoka nėra užskaitoma ir tada prasideda rankinis taisymas, dirba tiek administratorius, tiek bankas, kad ta įmoka būtų užskaityta.
Jau eilę metų bankas yra sukūręs labai patogius įrankius interneto banke, mes IBU vadiname interneto banką sutrumpinimu, ar ne, tai visa aktuali informacija apie sandorius yra pateikiama čia. Viso daugiabučio namo lygmenių, jeigu jūs įeitumėt interneto banką, pasirinktumėt skiltį kreditai, rastumėt savo kreditą, čia yra tik tais paslėptas savo adresas ir klientas, bet yra visa informacija, kada prasidėjusi paskola, kada jinai baigėsi, kokia yra suma suteikta, koks yra šiai dienai kredito likutis. Vieno mygtuko paspaudimu galima susiformuoti už visus daugiabučio namo esančius butus kredito grąžinimo grafikus atskirus, ar tai ir Excel, ir PDF, kaip patogiau. Taip pat galima susiformuoti ataskaitą apie artimiausius mokėjimus, viso namo lygmenių, ten yra pateikiama informacija apie pradelstas įmokas, tai bendraujant su administratoriais, kartais vis dar iki šiol kyla tų klausimų, sako, mes nerandam informacijos arba net nežinom, kad turim tokius įrankius. Tai kviečiam naudotis interneto banko. Ir jeigu jau sandorius turi sukurtus tos vadinamus vaikinius sandorius būtų grafikus, tai užėjus ant kredito ir apačioje yra būtų grafikai. Paspaudus šitą mygtuką atsidaro kitas laukas, kuriame yra išvardinti visi butai. Ir kiekvienam butui yra nurodyta detali informacija. Vėl tas pats klientas, adresas, ar ne, ir kiekvienam butui tenkanti kredito suma. Pavyzdžiui, ar ne, kaip šiam pavyzdį yra 14 000, kredito likutis yra 13. Matom, konkrečiu atveju yra raudonas spalva, tai kaip įspėjimas, kad yra pradelstas mokėjimas, yra įsiskolinimas. Taip pat yra informacija apie artimiausią mokėjimą, galima pasiformuoti konkrečiam butui tenkantį, tai yra kairėje pusėje, kai esame daugiabučio namo lygmenių, tai galima susiformuoti visiems butams, ar ne, o užėjusiam buto galima tik jam skirtą kredito grąžinimą pasiformuoti. Taip pat dažnai sulaukiame paklausimų iš administratorių su klausimu, kova yra, kaip pavyzdys, 5 butas, savininkas toks ir toks, ir jisai nori pasidengti visą kreditą tenkantį, kad būtų nebeskolingas. Tai ta informacija yra taip pat pateikiama interneto banke. Čia yra nurodyta suma pilnam kredito padengimui. Tai sistema automatiškai paskaičiuoja, kiek yra kredito, kiek bus priskaičiuota mokėtinų palūkanų iki mokėjimo dienos. Tai čia yra nuo 20 iki 25 dienos, priklausomai, kuri yra diena pasirinkta. Tai kviečiame naudotis šitą visą prieinamą informaciją, nes tikrai dažnai sulaukiame klausimų, nors visa ta informacija jau yra jums pateikiama. Tai interneto bankas yra nuolat tobulinamas, dabar ruošiamasi atlikti pakeitimą, kad būtų suteikiama informacija dar detalesnė apie atliktų mokėjimo istoriją, kad galėtumėt prisijungę pasižiūrėti, kiek konkretus butas ar namo lygmenių, kokie dengimai buvo už praėjusį mėnesį. Taip pat dar turėjome susitikimus su apskaitą vykdančiais administratoriais, kompanija, kuri tvarko didžiai daliai privačių bendrijų apskaitą, tai išreiškia tokį pageidavimą, kad norėtų matyti likučius už praėjusį mėnesį. Tai visą tą planuojame įgyvendinti, taip pat turim klausimą, kokie yra jūsų pageidavimai. Bet kadangi esam sutarę, kad diskusija truputį vėliau, tai gal jeigu turite pageidavimų, ką norėtumėt papildomai matyti interneto banke, tai prašom surašykit į susirašinėjimo skiltį arba galit vėliau per atsakingus kredito darbuotojus iškomunikuokit mums. Ir dar yra labai svarbus dalykas, bandėm tokį pratimą, kad susiderinti likučius. Tai yra banke, ką matome, kiek konkretaus kredito, koks yra likutis ir ką pas save apskaitoje mato administratorius. Tai pasitaiko tokiu atveju, kai nesutampa nuo keletų eurų ar 14, visokios sumos yra, ar ne? Bandėme su keliais administratoriais išsiųsti tokį kaip likučių suderinimo aktą, nelabai sulaukėme grįžtamo ryšio, tai norėtumėm paskatinti, kad pasitikrinti,
Tai yra bankas už kiekvieną kreditą, ar ne, va, yra likutis. Paimkite, pasitikrinkite, ar ta apskaita sutampa. Tai yra, galbūt kažkokia įmoka yra pasiklydus. Tai noras yra turėti tokius pačius likučius tiek banko apskaitoje, tiek ir kad pas jūs būtų viskas sutaptų. Norime pakalbėti apie vėlavimus. Kredito suteikimo metu yra kredito atrankos kriterijai. Tai yra gyventojų pritarimas renovacijai, kai sakom, ar neturi būti 55%, gyventojų už renovaciją ir kitas yra labai svarbus elementas, tai yra vėluojantis butai. Jau eilę metų nesikeičiantis yra tas reikalavimas, kad sakom, turėtų būti nedaugiau kaip 10% visų butų, kurie vėluoja kredito suteikimo momentu. Tai ta statistika yra šiaip nusistovėjusi, vertinant kreditus prieš priemant sprendimą dėl sutarties pasirašymo, dažniausiai yra, sakykime, nuo 3 iki 4% butų savininkų vėluojančių. Bet atsitinka tokių dalykų, kad po kredito suteikimo praėjus metams ar 2 vėluojančių butų atsiranda, turim net tokių pavyzdžių, ir 20 ir 50%. Tai gilinamės, aiškinamės, kodėl taip yra įvykę. Viena iš priežasčių būna, kad administratoriaus iniciatyva prieš pasirašant kredito sutartį yra padengiamas pradelstos sumos. Kitas dalykas yra, kad galbūt nededamos pastangos, kad būtų surenkamos mėnesinės kreditų įmokos, bet apie tai truputį vėliau. Kiekvienas administratorius pasirenka savo, kaip jam patogu yra ta mokėjimo diena, kurią dieną kreditas bus nurašytas. Tai, pavyzdžiui, standartiškai yra nuo 20 iki 25 mėnesio dienos. Ir po šitos nurašymo dienos kaupiamųjų lėšų sąskaitoje dažnai randame piniginių lėšų, kurios nėra identifikuojamos. Tai yra nėra nurodomi tie patys mano, kur akcentavom unikalūs mokėtojo kodai. Tai pasidarėm statistiką ir matome, kad nepaskirstytos įmokos po mokėjimo dienos yra pusė tokių yra iš savivaldybių mokėjimai. Tai aš apie juos irgi dar truputį vėliau detaliau papasakosiu. Norisi dabar šitoje vietoje akcentuoti ir neteisingi arba nenurodyti mokėtojo kodą. Visokiausių pavyzdžių sulaukiame, kai moka ar ne, tarkim, trečio buto savininkas, mokėjimo paskirtie nurodo už paskolą, už kreditą, už dar kažką ir nenurodo unikalus mokėtojo kodo. Tada reikia rankinio įsikišimo, dirba visi ir kad ta įmoka būtų identifikuota. Banke stebime ir pačias paskolas. Tai yra, kiekvienos paskolos yra vėlavimai stebimi, analizuojami ir fiksuojami labiausiai vėluojantis administratoriai ir savivaldybės. Yra nustatyta, kad nėra vykdomas skolų administravimas, nėra informuojami gyventojai, va tokių pavienių pavyzdžių blogų, sakykime, tikrai turime. Ir visai neseniai iš vieno administratoriaus, tiksliau iš butų savininkus, laukiam informacijos, kad yra mokėjimo diena, pavyzdžiui, 25, o administratorius gyventojams mokėjimo pranešimus pateikia dieną arba 2 prieš mokėjimą. Tai natūralu, kad atsiranda vėlavimai. Tai tokiais atvejais individualiai sprendžiame su kiekvienu administratoriu, bandome kalbėtis, išaiškinti mokėjimo tvarką, kad vėlavimų ir pradelstų mokėjimų būtų kuo mažiau. Tai esam šiai dienai identifikavę tam tikrus administratorius, su kuriais sudėtingiausia yra dirbti. Taip pat yra keletas savivaldybių, su kuriamis taip pat kyla kažkokių problemų administruojant socremtinas įmokas, bet apie jas dar truputį vėliau. Tai norim pasakyti, kad dabar šito susitikimo tikslas yra pasikalbėti, informuoti apie darbinius, sakykime, tokius ar net darbinės vietas, kurios galima būtų patobulinti, bet lygiai greičiai ruošiam raštą, informuosim ir agentūrą,
aplinkos ministeriją, savivaldybės administracijas, apie administratorius arba būtent tas savivaldybės, su kuriuom labiausiai kyla problemų dėl paskolų administravimo. Na ir aišku, stengiamės visada su klientais sutarti ir nesinorėtų taikyti nei baudų, nei iniciatyvų, kad nereikėtų inicijuoti nei administratoriaus pakeitimo, bet jau turim patirtyje keletą tokių atvejų, kai vis tik nepavyko rasti bendro sprendimo ir per apvą ir aplinkos ministeriją buvo inicijuoti kažkokie didesni pakeitimai. Dabar norėčiau perduoti žodį savo kolegai Andriui, kuris papasakotų apie pradėlsus mokėjimus. Ačiū Gedai. Labas rytas visiems. Kaip jau minėjo Andrius Kukulskis. Turbūt su visais, ne su visais, tai su daugeliu jūsų esame bendravę skolų išieškojimo klausimais. Ir šiai dienai skolų kontrolė gauna vis didesnę reikšmę, įtakoja naujų sprendimų paieškas, nes kaip ir Gedas minėjo, padėtis yra stabiliai blogėjanti ir iš tiesų kelianti nerimą. Jau nemaža dalis projektų, kuriuose vėluotojai sudaro daugiau kaip pusę butų, tai pasinaudodamas progą norėčiau dar kartą uždėti akcentus dėl administratorių veiksmų užtikrintant efektyvų skolos administravimą. Ir matau, kad prisijungia iš tiesų nemaža dalis administratorių, tai tikrai yra dalis tokių, kurie administruoja ir senuosius kreditus su tais tėviniais sandoriais ir naujuosius kreditus turinčius vaikinius sandorius. Tai norėčiau įnešti aiškumo, kuom skiriasi skolų administravimas tarp senų ir naujų kreditų. O iš esmės yra tik keli esminiai skirtumai. Tai pirmasis būtų toks, kad būtų vėluojant mokėti įmokas virš 90 dienų ir 300 eurų. Senų kreditų atžvilgių, prieš pradedant teisminio išieškojimo veiksmus, administratorius turi bankui pateikti prašymą dėl sutikimo pradėti teisminį išieškojimą ir kartu su prašymu turi būti pateikiama teisminiam išieškojimui perduodamo butų skolų detalizacija. Ir tik gavus banko sutikimą, administratorius inicijuoja teisminį procesą. O tuo tarpu naujų kreditų atžvilgių banko sutikimas nebėra reikalingas. Skolai pasiekus 300 eurų, administratorius privalo savarankiškai inicijuoti teisminį procesą. Taip pat skiriasi bankui teikiamų ataskaitų formos. Senų kreditų atžvilgių bankui teikiamos mėnesinės ataskaitos, kuriuose detalizuojamos būtų skolos bei būtų atžvilgių atlikti iki teisminio išieškojimo veiksmai ar kita svarbi informacija. O naujų kreditų atžvilgių, esant poreikiu, bankas prašo informacijos apie atliktus iki teisminio išieškojimo veiksmus, tačiau skolai viršijus 90 dienų ir 300 eurų, administratorius privalo pateikti kas mėnesinės nustatytos formos ataskaitas dėl pradedamo teisminio išieškojimo veiksmų. Na ir galiausiai skiriasi bendrosios daugiabučių namų modernizavimo sąlygos, kuriuose yra detaliai aprašyti administratorių veiksmai siekiant užtikrinti skolų administravimo funkciją. Kreditams be vaikinių sandorių skolų išieškojimo prasme yra aktualios sąlygos nuo 17 metų birželio 28 dienos iki 21 metų gegužės 9, o kreditams su vaikiniais yra aktualios sąlygos nuo 21 gegužės 10 iki dabartinės einamosios redakcijos. Taip pat naujų kreditų atžvilgių yra parengta atmintinė, kurioje yra koncentruotai nurodyti veiksmai dėl skolų administravimo. Tai labai prašau specialistų, kurie dirba su skolomis, būtinai susipažinti su šiais dokumentais ir atlikti veiksmus juose nurodyta tvarka, kadangi šiai dienai turbūt didžiausia problema būtent yra nesavalaikis administratoriui tenkančių pareigų vykdymas. Ir šiai dienai identifikuojame tokias problemas, kad administratoriai nereguliariai teikia arba iš viso neteikia bankui skirtų ataskaitų. Ataskaitų rengimas yra ir privalomas. Tai pagrindinis būdas, kurio bankas gali tinkamai įvertinti rizikos lygį bei sukontroliuoti skolų išieškojimo procesą. Todėl prašome ataskaitas teikti kas mėnesį ir jų formas rasite Šiaulių banko tinklapyje. Taip pat pirmą mėnesio dieną iš banko gaunate laišką su skolų suvestinėmis. Jei negaunate, pasikreipkite, įtrauksime jūs, gal kažkokie kontaktai nesutampa. Bet jei ataskaitoje matote, kad banko turimi duomenys ar skolų sumos skiriasi nuo jūsų turimos informacijos, labai prašau, duokite mums grįžtamą į ryšį, nes dažnu atveju skolų sumos skiriasi dėl klaidų ar duomenų trūkumo, kurių ištaisymui nėra būtinas administratorių įsitraukimas.
Ir sekanti ir kone didžiausia problema yra nesavalaikis teisminio išieškojimo inicijavimas. 90 dienų ir 300 eurų šiai dienai yra riba, po kurios yra privaloma inicijuoti teisminį procesą. Prašome labai rimtai žiūrėti šią sąlygą ir užtikrinti, kad visi tokį vėlavimą turintys skolininkai būtų perduoti teismui. Na, faktas, geriau būtų išvengti teismo ir identifikuoti nemokumo priežastis iki to, tačiau jei skolininkas raginamas nevykdo mokėjimų daugiau nei 3 mėnesius, tai tikrai labai maži šansai, kad raginimų ir priminimų siuntimas galiausiai paskatins jį susimokėti. Todėl prašau, nemarinuokite skolų, jei ikiteisminį išieškojimą atlieka vykdytojas, pareikalaukite jį pradėti teisminį, nes kuo ilgiau yra delsiama, tuo sunkiau didesnės sumas atgauti ir išieškoti vėliau. Taip pat nereikalaujame, bet jeigu jums trūksta vidinių resursų, labai skatiname pasinaudoti ikiteisminį skolų išieškojimą vykdančių partnerių paslaugomis. Jų sąrašą ir kontaktus taip pat rasite Šiaulių banko tinklapyje. Šiai dienai iš tiesų matome, kad daugelis administratorių ir naudojasi jų paslaugomis. Ir čia vėl pastebime nusistovėjusią problemą, kad skolininkai vykdytojams yra perduodami per vėlai. Šios skolų išieškojimo įmonės, taip vadinamos vykdytojais, atlieka tik ikiteisminį išieškojimą ir tik administratoriams pareikalavus perduoda skolininką advokatams dėl ieškinio parengimo. Todėl perdavimas skolų išieškojimo įmonėm turėtų būti ankstyvoje stadijoje, reiškia, išsiunčiat raginimą, jei per mėnesį skolininkas nesusisiekia, nepadengia įsiskolinimo, tada iš karto perduokite pas skolininką pasirinktam vykdytojui, jie atliks savo darbą ir jei jiems nepavyks pasiekti rezultato, tada skolai viršijus 300 eurų, nedelsiant inicijuokite teisminį procesą. Ir kitas pažymėtinas dalykas yra delspinigių paskaičiavimas. Čia šiais metais dažnai susidarėme su problema, kad administratoriai priskaičiuoja delspinigius už daugiau kaip 180 dienų ir tokią sumą perduoda pristeisimui. Šiuo atveju teismas nepriteisė delspinigių viršiančių 180 dienų, sumažina reikalavimo sumą ir dėl to pilna apimtimi nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Todėl prašome atkreipti dėmesį apskaičiuojant delspinigius ir neprisiteisinėti daugiau kaip už 180 dienų. Naujose kredituose vaikiniams yra automatiškai stabdomas delspinigių paskaičiavimas nuo 180 dienų, todėl jeigu formuosite skolos pažymas interneto banke, šios problemos neturėtų kilti. Na ir pabaigai noriu pasidalinti naujų greitesnio teisminio išieškojimo projektu. Su viena partnerių advokatų kontora esame suderinę skolų priteisimo dokumentinio proceso keliu per jų sukurtą automatizuotą sistemą. Tai mums leistų skolas pristeisinėti operatyviau, ekonomiškiau ir sumažinti teisminio proceso pradžios ribą iki 100 eurų. Ir taip pat šios sistemos turbūt pagrindinis privalumas būtų tame, kad advokatų sistemoje būtų matoma informacija apie teisminio išieškojimo eigą ir tai galbūt ateityje galėtų pakeisti administratorių rengiamų ataskaitų poreikį. Tai šiuo metu jau su keliais administratoriais yra pradėtas minėto pristeisimo testavimas, todėl jeigu matote, kad savo portfelyje turite nemažai probleminių skolininkų, pradėlsusių daugiau kaip 90 dienų ir 100 eurų, prašau, pasikreipkite mane, įtrauksime ir jūsų portfelį ir viską kompleksu priteisime vienu kartu. Ir jeigu šitas ankstyvesnis pristeisimas atneš teigiamų rezultatų šitų vėlavimų suvaldyme, tai tikrai bandysime taikyti šią praktiką ir platesniu mastu. Tai tiek turbūt būtų iš mane šiam kartui. Visus klausimus galite drąsiai siūsti žemiau nurodytų elektroniniu paštu ar man asmeniškai. Tikrai stengsimės atsakyti, padėti, pakonsultuoti ir spręsti kilusias problemas. Tai ačiū labai, Andriu, tau už detalų papasakojimą, aš pratęsiu tada. Tai norim dar pakalbėti apie labai svarbią temą, tai yra savivaldybių mokėjimai. Viešai prieinamoji informacija, tai yra statistika skelbiama Socmino puslapyje, jau kelis metus iš eilės nekinta, kad maždaug 10% gyventojų gavo būsto šildymo išlaidų kompensavimą. Tai yra beveik 300 000 gyventojų. Tai
apimtis yra didelės. Natūralu, kad didelė dalis susijusi su ir renovacijos kompensavimu, ar ne. Tai norima kreipti dėmesį, kad maždaug 80% savivaldybių moka teisingai, tai ačiū Jums už visą darbą. Įmokos yra užskaitomos automatu, viskas veikia labai gerai. Bet yra likusių savivaldybių, kur vienu mokėjimu sumoka už visą daugiabutį, arba net turim keletą pavyzdžių, kai yra vienas mokėjimas už kelis daugiabučius. Yra keletas savivaldybių, kur yra atliekami atskiri mokėjimai už kiekvieną butą atskirai, bet nėra nurodomi tie unikalūs mokėtojo kodai. Visokiausių pavyzdžių yra. Lygiai tas pats yra nurodomi mokėjimo kodai, bet vienu mokėjimu, pavyzdžiui, pervedami, kaip pavyzdys, 2000 eurų ir mokėjimo paskirtyje nurodoma ten 45 unikalūs mokėtojo kodai. Tai tokiu atveju nėra identifikuojamos įmokos ir reikia tas įmokas administruoti rankiniu būdu. Tai yra teisės aktas, tvarkos aprašas, greičiausiai jums visiems jisai yra žinomas, kuriame detaliai yra prašyta, kaip turi būti mokamos įmokos už socremtinus, kad už kiekvieną butą turi būti atliekamas atskiras mokėjimas, nurodant mokėtojo kodą. Tai kalbant su savivaldybėmis, išgirdome, kad kažkam yra neaišku, kažkas kažko nežino, tai todėl pasikvietėm Nevdą, kuri papasakos apie tą funkcionalumą, kad vis tik įmanoma ir galima atlikinėti mokėjimus, nes kaip ir minėjau anksčiau, 80% savivaldybių moka teisingai. Tai dar kartą ačiū Jums. Norėtųsi paminėti savivaldybės, su kuriomis ne visais atvejais pavyksta iki galo susitarti ir tos įmokos yra mokamos neteisingai. Tai kaip minėjau anksčiau, yra ruošiamas oficialus raštas ir pasikreipsime į kiekvieną iš jų, bet aš paprasčiausiai paminėsiu, savivaldybės, iš kurių gaunami mokėjimai, nėra užskaitomi ir tada dirba administratorius, dirba banko darbuotojas, vėl kreipiamas į savivaldybę, tikslinama informacija ir darbo efektyvumas yra minimalus. Tai yra Alytaus savivaldybė, Kauno, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Molėtų, Ukmergės, Trakų ir Rokiškio. Tai su kiekviena iš jūsų bendrausime atskirai. Tai norisi akcentuoti šitą vietą, kad nėra užskaitoma ar ne, fiksuojami vėlavimai, negaunam informacijos ir visi dirba, nors galėtumėm automatu užskaityti. Taip pat dažnai pasitaikantis atvejis, kai iš administratorių laiku negaunam informaciją apie pateiktus prašymus, apie tai, kad yra priimtas sprendimas, kad gyventojui būtų suteiktas socialiai remtino asmens statusas. Taip pat turime atvejų, kai savivaldybių mokėjimai vėluoja. Ir vėluoja pakankamai smarkiai, ir ką kolega Andrius sakė, tai susidurėme su problema, kad yra vėluojančios paskolos, priskaičiuojam net ir delspinigius, kurių turėtų net nebūti. Tai bandėm su skirtingom organizacijom diskutuoti, kaip galima būtų sumažinti tą rankinį darbą ir visiems palengvinti kelią, administruojant socialiai remtinas įmokas. Tai šiuo metu sprendžiamas ir automatizuotas duomenų gavimas iš spiso, tai yra savivaldybės automatiškai perduoda informacijas į tą socialinės paramos šeimai informacinę sistemą ir kad bankas galėtų visą tą informaciją gauti pas save ir nebereikėtų keistis pažymomis ir bankas aktualią informaciją gautų tiesiog automatiškai. Tai dirbame prie šito klausimo, tikimės artimiausiu metu jis bus įgyvendintas ir visi turėsime mažiau administruojamo darbo. Ką dar norime akcentuoti, kad yra siunčiami informaciniai laiškai.
kai įmokas yra neidentifikuojamas, kai nenurodomi unikalūs mokėtojo kodai, kai savivaldybės moka mokėjimus, tai iš banko administratoriui atkeliauja elektroninis paštas, laiškas su prašymu užpildyti lentelę dėl įmokų paskirstimo ir teisingų mokėtojų kodų nurodymų. Tai norisi akcentuoti kelias vietas. Dėl lentelės pildymo, kad reikia užpildyti pačią lentelę, o nesiųsti kažkokios papildomos informacijos laiške. Pasitaiko tokiu atveju, kai gauname nufotografuotą, kažkas ranka užpildo, kažkam lentelę atsispausdinęs nufotografuoja, tai tokiu būdu nėra automatiškai užskaitomos įmokos. Lengviausiai ir greičiausiai būtų administruoti, jeigu užpildytumėt nurodytos formos lentelę, kad nekeistumėt parametrų, formato lentelių. Taip pat prašymas būtų nekeisti laiško temos, nes pagal laiško temą labai lengva identifikuoti, kuriam klientui buvo siūsta, tada žymiai greičiau yra užskaitomos įmokos. Ir tie patys mokėtojų kodai. Kai paprašo banko darbuotojas patikslinti mokėtojų kodus, pasitaiko tokiu atveju, kad nurodomi kažkokie papildomi ženklai, paliekami tarpai mokėjimo kodo paskirtyje, dėl ko negalima užskaityti automatiškai. Tas pats pavyzdys, kai didžioji O yra pakeičiama nuliu arba atvirkščiai, didžiosios, mažosios raidos ir panašus dalykai. Tai norisi akcentuoti visą, ką dabar pasakėm. Tai apibendrinant, labai yra svarbu, kad mokėjimas būtų atliekamas nurodant teisingą mokėtojo kodą. Tada įmokos yra užskaitomos automatu ir papildomai dirbti tada nekam nereikia. Tai prašymas administratoriam dar kartą akcentuoti gyventojams, kad reikia atliekant mokėjimą nurodyti unikalų mokėtojo kodą. Taip pat kviečiam dar kartą naudotis interneto banku. Jame yra pateikiama visa aktuali informacija. Prašymas savivaldybėm, kad už mokėjimus būtų už socialiai remtinus asmenis būtų mokama už kiekvieną būtų atskirai. Tas pats mano kolegos Andriaus ar ne ta tema dėl skolų administravimo, kad čia yra privaloma pareiga ir prašom jūsų pagalbos, kad pasidalintumėt informaciją, kad žinotų ir bankas, kokioje stadijoje yra konkretaus būto skola. Ir labai prašom, kai jau iš banko pusės ateina pranešimas su prašymu patikslinti mokėtojų kodo informaciją, tai užpildykite tas tipinės lentelės ir nieko nebekeiskite. Tai ačiū Jums už dėmesį. Vėliau tada pasiliksim diskusijai, klausimams, atsakymams ir tada žodį perduodu Nevdai. Sveiki visi. Aš esu Paulius Jonikas, UAB Nevda. Ir iš principo mes kaip ir buvome paprašyti techniškai pristatyti tą dalį, ką ir kalbėjo Šiaulių banko atstovai, kaip teisingai perduoti duomenis į savivaldybės eksploatuojamą socialinių išmokų apskaitos informacinę sistemą Parama, kur yra naudojama būtent būsto kreditų kompensacijų apskaitai ir per kurią yra daromi mokėjimai. Ir atkreipti dėmesį būtent apie teisingą duomenų perdavimo iš, sakykime, namų administratorių bendrijų į savivaldybę formatą. Tuo pačiu, kadangi dalyvauja ir savivaldybės pačią skaičiavimo logiką pereiti ir atkreipti dėmesį į tai, kaip ir minėjo ką tik Gedas, kad dabartinė tvarka reikalauja ir taip turėtų būti, kad už kiekvieną butą būtų išskirta jam tenkanti kompensacijos suma ir į banką tai būtų perduodama pabučiui arba pagal mokėtojo su teisingu mokėtojo kodu. Tai šitai dalį mes esam pasirengę 30 minučių instrukciją, kurios nebūtinai šio įrašo medžiagoje, bet ir atskirai galėsime pasidalinti tą pačią informaciją, video instrukciją. Ir jeigu kils klausimų, galėsime atskirai dar susiorganizuoti būtent dėl apskaitos socialinių išmokų apskaitos informacinėje sistemoje Parama klausimų.
O dabar aš tiesiog siūlyčiau greituoju būdu pereiti visą procesą nuo teisingo duomenų perdavimo iš namą administruojančios bendrijos į savivaldybei SEIS parama sistemą, ten vykdomos kredito kompensacijos apskaitos ir būtent mokėjimo detalizuoto pagal butą, pagal teisingą mokėtojo kodą perdavimo į banką. Jeigu bus kažkoks platesnės diskusijos poreikis ir detalesnių klausimų dėl būtent savivaldybės dalies, kaip yra apskaita vykdoma, tai matyt galėsime tam pasidaryti su savivaldybėmis atskirą pokalbį susitikimą. Čia žiūrėsime pagal poreikį. Tai aš dabar tada pabandau pasidalinti informaciją. Tuoj sekundėlę. Ar matosi vaizdas? Matosi. Taip, tai ir dabar pasižiūrėsime. Nėra garso. Sakykit, Pauliau, ar jūs šnekate, nes mes negirdime jūsų. Sekundėlę. Jau girdime. Ai, girdite. Tai, o dabar girdisi garsas? Taip girdim. Instrukcijos garso nėra. Tuoj sekundėlę, atsiprašau. Girdisi dabar? Taip, jūs girdim. Tuoj sekundę, dar pabandysime iš naujo truputėlį. Taip, ir tada pasakysite, startuosiu, ar video instrukcijos garsas girdėsis jums. Gerai. Sekundę. Ar girdisi? Į banką. Prieš pradėdami darbą, mums pirmiausia reikia susitvarkyti žinynus. Žinynus rasite prie organizacijų, užeinam organizacijų. Kolegos, jeigu galite užsimutinkit, kas Norim nekalba. organizaciją. Kreipkite dėmesį į kelis momentus. Pirmas dalykas, jeigu jūsų organizacija teikia kredito paraiškas, reikia uždėti atitinkamą varnelę. Taipogi rekomenduojame uždėti varnelę, kad mokėtojo kodas privalomas visiems gavėjams. Tokiu būdu jums parama patikrins, ar visi gavėjai, kurių paraišką jūs eksportuojate, turi suvestą ne banko sąskaito mokėtojo kodą. Pažymime šią varnelę, galima dar susivesti dar kelis parametrus. Tai yra banko sąskaita. Jeigu yra daugiau negu viena sąskaita bendrijoje, galima susivesti iš ten lange papildomoje dalyje, štai papildomos banko sąskaitos, kur galima susivesti kelias skirtingas sąskaitas, jeigu, tarkime, jūsų bendryje aptarnauja kelis skirtingus namus ir tie keli skirtingi namai turi kiekvieną savo atskirą sąskaitą. Šitos visus galima susivesti, galima nesusivesti, jie šiuo atveju mums failų formavimo įtakos neturi. Sekantis dalykas, ką man reikia susivesti, tai prie kiekvieno gyventojų reikia vesti jo parametrus susijusius su būsto renovacija. Kad tai padaryti, mums reikia pasirinkti gyventoją sąraše ir pasirinkus sąraše, kai yra pažymėtas jau mėlyna juosta, galima pasirinkti arba gyventojų renovaciją, arba paspausti atitinkamą mygtuką su namukais įrankių juostoje. Išnagrinėsime situaciją pavyzdį, kai mes turime vieną namą, 4 skirtingus butus. Tai šiuo atveju turime 4 žmonės, kurie gyvena, tarkime, mūsų hipotetinėme name.
Tai žymime pirmą mūsų gyventojus, pažymė renovaciją, įvedame naują eilutę ir žymime. Pirmas dalykas, mums reikia pažymėti bendriją, kuri aptarnauja šį namą. Mūsų, tai bus atveju bendrija testas, kreditų grąžinimo pradžia, pabaiga. Įsivaizduokime, kad tai yra 2020 metai sausio 1 ir, tarkim, kreditas yra 10 metų paimtas 12.31. Tai sutikta visa kredito suma, tarkime, bus 100 000, mėnesio įmoka, tarkim, mums šiuo atveju nesvarbu. Atkreipkite dėmesį tris paskutinės eilutės mokėtojo kodas, kredito sutarties numeris ir kreditorius. Mokėtojo kodas šiuo atveju tai yra duomenys, kurie reikalingi bankui ir kuriuos reikia perduoti formuojant mokėjimo failą. Mokėjimo kodą šiuo atveju būtina įvesti ir jeigu jūs pažymėjote štinė prie organizacijos, kad mokėtojo kodas yra privalomas, tai jums sistema neleis formuoti failą, jeigu bent vienas iš visų šitų žmonių, kurie patenka paraišką, turės nesuvestą mokėtojo kodą. Na, dar, sakykime, įsiveskime kodą A1 pirmojo žmogaus. Kredito sutarties numeris rekomenduojamas, tačiau neprivalomas ir privalomas įvesti kreditorius, tam, kad sistema žinotų, koks šio namo yra kreditorius. Atkreipkite dėmesį, kreditorius tai yra tas, kas suteikia kreditą, o ne tas, kas aptarnauja jūsų namą. Tai šiuo atveju mūsų situacijai mūsų namą aptarnauja bendrija testas, o kreditą išdavė AB Šiaulių bankas. Štai įsivedėme pirmą žmogų. Ta padarysime su kitais mūsų esančiais žmonėmis. Spaudžiame gyventojai, nauja, pati bendrija, tie patys metai. Patį padarysime su mūsų trečiu gyventoju. Vedame naują, bendrija testas. Įvedėme trečią gyventoją ir analogiškai įsivesime ketvirtą gyventoją. Visa reikiama informacija prie gyventojų inovacijos suvesta, galima toliau eiti pildyti jau išdavinėti pažymas dėl kreditų ir palūkanų mokėjimų. Tai turime situaciją, kai mes jau sutvarkėme organizacijų žinyną, turime situaciją, kai prie kiekvienos asmens susivedėm jo renovacijos parametrus. Toliau jau savo ruožtų skiriame kompensaciją. Čia aš jau įsivedžiau kompensaciją, nurodžiau, kad tai yra mūsų bendrija testas, nurodžiau kompensaciją, kad namas, tarkime, šildomas dujomis, tai yra būsto parametrus susivedžiau. Spaudžiu teisę kreditui, man iš karto siūlo mano tą bendriją, kurią aš susivedžiau žinyną, nurodau kuro rūšį, skaičiuoju visus parametrus, nurodau būsto savininką, spaudžiu saugoti. Sistema man nustato, turiu ar neturiu teisę ir kai jau nustatoma teisė, reikia išduoti pažymą. Kad išduoti pažymą reikia spausti sunumeruoti, nes sistema skaito pažymos išdavimą tik tokiu atveju, kai yra sunumeruota pažyma. Kai yra sunumeruota, šitą pažymą galiu persižiūrėti. Jeigu reikia, galiu spausdinti pačią formą kredito dėl teisės nustatymo. Analogiškai čia aš galiu suformuoti sprendimą dėl teisės nustatymo. Štai taip atrodo sprendimas dėl teisės nustatymo. Ir galima dar iš čia ir paruošti pranešimą, kurį jau galima paruošti ir išsiųsti gyventojų, jeigu yra tokia būtinybė. Tai mano atveju pagrindinis veiksmas yra pažymos išdavimas. Jeigu yra išduota pažyma, turi numerį, vadinasi, aš jau pažymą išdaviau, aš galiu tuos duomenis apie pažymą išduotą perduoti bendrijai, kuri jau pagal mūsų išduotą pažymą pritaikys arba kreditą, arba palūkanų sumas. Tai analogiškai pasielgsime su kitais mūsų keturiais gyventojais. Vėl užeiname į kompensaciją, užeiname teisę kreditui, spaudžiame išsaugoti, viskas susiskaičiuoja, einame į pažymą, spaudžiame sunumeruoti.
grįžti. Pažymą galima išduoti keliais būdais. Galima įprastiniu būdu, popieriniu būdu, tai yra jūs atsispausdinat pažymą, pasirašote, dedate antspaudą ir atiduodate žmogui, žmogus ta pažyma keliauja į savo bendriją ir ją pateikia, kad jis turi pažymą išduoti. Pažymą galima kitų būdų išduoti, suformavus iš ją eksportavus. Tai mes dabar išduokime visiems, nustatykime visiems teisės. Štai visi 4 mūsų gyventojai turi suformuotas pažymas ir jiems nustatyti visi turi teisę į kreditų palūkanų apmokėjimą. Sekantis žingsnis, kuris bus, tai jau pačios pažymos perdavimas skaičiuotojai, šiuo atveju mūsų bendrijai. Sekantis žingsnis tai pažymų atidavimas bendrijai. Kaip minėjau, bendrijai galima turėti pažymas keliais būdais. Pats paprasčiausias tai yra atsispausdinti pažymą, ją pasirašyti ir atiduoti gyventojui. Kitas variantas yra pažymas sąrašų perduoti kreditoriui, suformuojant tam tikrą pažymų failą. Ta galima padaryti užėję dokumentai, šildymas, kreditų palūkanų apmokėjimas, pasirinkime meniu punktą pažymų eksportas. Startame lange mums iš karto siūlo įrašyti failo pavadinimą, kokį norime ruošti, rodomas kelias, kur bus failas išsaugotas. Tarkime, pavadinsime mūsų pažymos testas kaip pagal mūsų bendrijos pavadinimą. Nurodome organizaciją, kurios pažymas norime perduoti. Mūsų atveju tai yra bendrijai testas. Galime nurodyti kreditorių. Galima jo nenurodyti. Jeigu nurodite kreditorių, jį vėliau galima ištrinti. Šitas pasirinkimas reiškia, naudojimas reikalingas tada, kai jūsų bendrijoje yra skirtingi namai ir tie skirtingi namai turi skirtingus kreditorius. Jeigu jums reikia, tarkime, paruošti pažymas tik tais vieno kreditoriaus, tai jūs galite iš šito sąrašo išrinkti norimą kreditorių, bus tik to kreditoriaus pažymos paruoštos faile. Jeigu paliksite tuščią, bus įtraukti visi kreditoriai. Pasirinkame pagal bendriją renovuojamą namą, gatvę. Nurodome, iš kokio laikotarpio norime suformuoti pažymas, nurodome šiuo atveju visą spalio mėnesį ir galima uždėti varnelę eksportuoti kreditorius pavadinimą. Jis reikalingas būtų tokiu atveju, jeigu aš nurodžiau patį kreditorių, kad būtų galima atsirinkti kokio kreditorius tai yra pažymas. Šiuo atveju mes juos nežymėsime, nurodome taip, spaudžiame eksportuoti, sistema parašė, kad eksportas yra sėkmingas ir užeidame į mūsų parama kreditas katalogą, štai matome jau suformuotą pažymų failą, kurį galima atiduoti kreditoriui. Jeigu atsiversime patį failą, jame yra štai tokia sekanti informacija. Yra eilės numeris, vardas pavardė, kam atiduota pažyma, adresas susidedas iš 4 stulpelių, tai yra miestas, gatvė, namas, butas, pažymos išdavimo data, išduotos pažymos numeris, o kada iki kada teisė nustatyta gyventojų ir atsiskaitimo knygelės numeris. Štai tokiu būdu galima atiduoti bendrijai ar kitai organizacijai, kuris skaičiuoja į aptarnavimą, aš tokiu būdu išduotos pažymas, kad jį jau savo ruoštų paruoštų kažkokį tais atsakymą, mes galėtume į sistemą importuotis. Štai mes išdavėme bendrijai pažymas, vienokiu ar kitokiu būdu jie perdavėme ir dabar jau grįžtamasis ryšys, tai yra, kai jau bendrija pritaikiusi pagal mūsų išduotą pažymą kreditų palūkanų lengvatas, mums gražina jau pateikę paraiškas tų apmokėjimų. Paraiškas galima susivesti į paramą, nes visą patalpinti keliais būdais. Pirmas variantas, jeigu jums, tarkime, bendrija pateikė atspausdintas ant popieriaus pasirašytas paraiškas kaip dokumentus, tai jos tik belieka tik vienas atvejis jos susivesti į paramą per paraiškų suvedimą. Antras variantas yra tada, kai jums bendrija pateikė paraiškas formuotos elektroniniu būdu, tai yra Excel failį. Tai išnagrinėkime būtų variantus, tai mūsų pirmas nagrinėjimas variantas, tai būtų būtent tasai, kai jūs turite jau prieš akis papirinę paraišką. Kad ją įsivesti renkamės šildymas, kreditų palūkanų apmokėjimas, informacijos iš paraiškų įvedimas. Štai staro toks langas, kuriame matome visas mūsų kažkokios bendrijos išduotas paraiškas pateiktas. Vedame naują eilutę. Ir štai matome, kad kadangi bendrija buvo parinkta čia, tai automatiškai krenta, kad tik tos bendrijos paraiška bus pildoma. Pasirinkame renovuojamą namą, jeigu jų yra daugiau negu vienas. Įvedame paraiškos numerį, nurodome laikotarpį, iš kurį norime traukti pažymos išduotas į minėtą paraišką, paraiškos pateikimo datą, priėmimo datą ir apmokėjimo datas. Matome, kad mums įkaito visi mūsų 4 asmenys, kurias mes esame išdavę pažymas. Ir kadangi matot, kaip dėmesį, uždėta varnelė, kad sumos detalizuojamos mėnesiais, reiškia, turi būti suvedama suma ne už visą pažymos laikotarpį, o kiekvieną mėnesį atskirai. Tai mes šiuo atveju susivedam kažkokį kredito likutį kiekvienam asmeniui atskirai.
Saugome mūsų parašką, štai matome, kad atsiranda dar vienas aktyvus mygtukas, kur jau mūsų sistema prašo nurodyti konkrečias sumas už konkretų mėnesį. Nu, įsivaizduokime, kad tai yra paraiška už 10 mėnesį konkretų, tai mes galime susivesti štai čia kažkokias kreditų palūkanų sumas. Atkreipkite dėmesį iš tos mygtukus, jeigu jūs susivedėt prie gyventojų kažkokius tai mėnesinius mokėjimus, tai jums sistema automatiškai, jeigu žmogus tą pačią sumą moka kas mėnesį, tai tiesiog, kad jų nesuvedinėti, galima paspausti mygtuką ir sistema įkels mėnesio įmoką. Išsaugome vieną žmogų, išsaugome kažkokį antrą žmogų. Išsaugome kažkokį trečią žmogų. Ir mūsų ketvirtas asmuo irgi kažkokia tai suma. Štai matome, mūsų yra paraiška. Matome visą paraiškos kredito sumą, visą palūkanų sumą už visus mėnesius. Jeigu paraiška šiuo atveju bus nėra pateikta, jeigu taisymas baigtas ir jūs paraiškoje nusprendėte, kad viskas jau duomenys suvesti, įvedame paraiškos priėmimo datą. Įvedame šiuo atveju mūsų tą pačią dieną, 8 mėnesį, atkreipkite dėmesį, pasikeitė būtinai priimta, tai reiškia, paraiška jau iš pateiktos pasidarė priimta. Taisyti nieko nebegalima. Ir trečias žingsnis yra apmokėti paraišką. Kai jūs nusprendžiate, kad jūs paraišką apmokėsite, jūs susivedate apmokėjimo paraišką irgi kažkokią tais datą. Tai yra, atkreipkite dėmesį, būsnos keičiasi tik tokiu atveju, jeigu jūs įvedat kažkokias datas. Štai aš pasakiau, pavyzdžiui, užsaugoti viskas, mano paraiška pasidarė apmokėta, sąraše pasidarė apmokėta, nefiltruojama kaip apmokėta. Jeigu kažką suklydote, kažką netaip padarėte, tai tiesiog užeinate ir susivedate nuliukus į tas datas. Štai atveju aš ištryniau apmokėjimo datą, būsina grįžo į priimtą, ištryniau priėmimo datą, būsina pasidarė įpateikta. Jeigu kažkur kažką netaip padarėte, netaip susivedėte, galite visą paraišką ištrinti. Paspaudę štai šitą įrankių juostoj mygtuką, paspausti trinti, jums bus informuos, kad visi duomenys bus ištrinti ir tikrai norite ištrinti atsakius taip, mes sunaikiname visą paraišką ir, tarkime, kažką netaip susivedame, galime vesti vėl viską iš naujo. Tai tokiu būdu yra suvedama paraiška tada, kai jūs turite papirinį dokumentą ir jums reikia tiesiog fiziškai suminti vesti duomenys į paramą. Kaip pačią paraišką patalpinti paramą yra pažymos importavimas iš pateikto failo. Analogiškai, kaip jūs galite paruošti Excel failą su pažymom atiduoti į bendriją, taip analogiškai bendrija gali jums suformuoti pažymų failą, jau su paraiškos šio failą su duomenimis ir jūs galite pačią paraišką importuoti į paramą. Rekomendacijos, kaip turi būti paruošiamas failas, buvo publikuotas aplinkos ministerijos ir patalpintas, buvo paviešintas šių metų 24 pradžioje. Papildomai galite susirasti visur, kur įdiegta parama, yra failas visi pakeitimai, kurios rašyti visi paramos pakeitimai ir pagal raktinį žodį, tarkime, laužtinis skliaustai, jūs galite rasti prie pakeitimo prašymą, kokie taikomi failo reikalavimai, kaip failas turi būti paruoštas. Tai mes kaip pavyzdį, tarkime, susiformuojame štai tokį failą, kurį jau gali paruošti bendrija. Failai turi būti nurodomi išsakantys laukai, tai yra pavardė, vardas, pareiškėjo, adresas, finalutė, kam išduota pažyma, pažymos išdavimo data, pažymos numeris, tai yra tie duomenys, kuriuos jau jūs savivaldybė perdavė bendrijai. Toliau įvedamas kredito likutis, įvedamas turi būti pateiktas pažymos galiojimo laikotarpis, už kurį duomenys buvo pateikimi. Tai štai šitie mano pažymėti laukai buvo paduoti jau pačiai bendrijai, neturi jos atkartoti grąžindama failą. O sekantis stulpelis bendrija turi užpildyti pati. Tai pirmas stulpelis tai yra mėnuo, tai yra nurodomas mėnuo, už kurį yra šiuo atveju paraiška, už kurį kompensacijas turi būti skaičiuojama. Mėnuo, jeigu atkreipsite dėmesį, pavadinimas gali būti nenurodomas, tačiau jeigu jis nenurodytas, tada į paraišką turi būti įtraukta suma už visus pažymoje nurodytus mėnesius. Nurodoma kredito palūkanų suma ir yra du papildomų laukai - mokėtojo kodas ir sąskaita. Jie yra neprivalomi, tačiau juos galima, jeigu skaičiuotas gali jums pateikti mokėtojo kodus, tai jūs galėsite nesuvedinėti paramoje, o juos importuoti ir rašyti į paramą. Kaip dėmesį, aš kai pildžiau mokėtojo kodus, aš visur surašiau mokėtojo kodas A1, A2, A3 ar A4, o tarkime, aš gavau failų, kur jau skaičiuotas nurodo mokėtojų kodus nuo MK001 iki MK004 ir sąskaita. Sąskaita, tarkime, įsivaizduokime, kad tai yra namas. Skirtingi yra dvi sąskaitos, kurios vienas sąskaita aptarnaujimas yra pirmas, antras butas, kitas sąskaita aptarnaujimas trečias, ketvirtas butas. Tai
Tai mūsų būtų atveju būtų dvi paieškos. Jeigu sąskaita yra nurodomi, tai tada importo metu jie bus traktuojami taip, kaip tai būtų skirtingos paraiškos. Tai jeigu šių laukų dviejų nėra tos sąskaitos, tai bus viena paraiška. Jeigu yra sąskaita nurodyti, nėra nevienoda visiems visos eilutės, tai tada duomenys traktuojami kaip skirtingos paraiškos. Tai tokį failą, tarkime, paduoda skaičiuotojas, kaip ir parašyta prašyme, duomenys failai turi būti pateiktami pirmam worksheet'e, kitų worksheet'ų duomenys yra ignoruojami, stulpelių pavadinimai turi būti griežtai tokie, kokie parašyti buvo, stulpelių eiliškumas ir jų koordinatės neturi įtakos, nes sistema bet kokiu atveju nuskaitys, jeigu ras visus stulpelius. Jeigu sistema neras bent vieno stulpelio, jums bus parodyta klaida, kad nėra tam tikros stulpelio. Išanalizuokime mūsų pavyzdį, tarkime, aš pakeičiu stulpelio pavadinimą, rodau, kad tai pavardė vardas 1 ir einame importuoti failą. Einame dokumentai, šildymas, kredito palūkanų apmokėjimas, paraiškų importavimas. Nurodau patį failą, kurį aš noriu importuoti. Failas yra šiuo atveju mano darbalaukio. Nurodau bendriją, kurios noriu importuoti duomenys. Nurodau paraiškos datą. Tai bus, tarkime, 28.10.08. Spaudžiu užkrausiu duomenys ir man iš karto pasakė, kad nėra stulpelis pavardė vardas. Ir sistema patikrina, ar yra visi privalomi stulpeliai ir būtent tokiais pavadinimus. Jeigu bet vieno stulpelio nebus, jūs failą importuoti negalėsite. Dar kartelį atsitrau mūsų failą, ištaisu savo stulpelį. Tos, kas turi būti pagal reikalavimus, išsaugau, uždarau ir spaudžiu užkrauti duomenys. Čia atveju klaidos nėra, man iš karto parama pasakė, kad yra failai daugiau negu viena sąskaita ir prašoma pasirinkti, tik kur pagal kurią sąskaitą duomenys bus importuojami. Matome, kad yra dvi sąskaitos ir skirtingos sumos. Vienos sąskaitos yra tokia suma bendra, kitos sąskaitos yra tokia suma. Šiuo atveju renkuosi aš pirmąją sąskaitą, paspaudžiu gerai. Štai matote, man įkėlė tik dvi pavardės, kuriuose nurodyta ta pati sąskaita. Paraiškos data, įvedamas paraiškos numeris, atkreipkite dėmesį į paskutinį stulpelį mokėtojo kodas. Jeigu mokėtojo kodas jūs turi skaičiuotoją, jūs patys su instrukcija, jūs galite, vietoj to, kad ranka pildyti, jūs galite užpildyti jį pagal pateiktą failą. Tam skirti yra 3 pasirinkimai. Pirmas variantas nieko nedaryti, tai yra sumokėtojo kodas, kuris nurodytas failis, jau nieko nebus daromas. Antras variantas užpildyti tik jei prie gyventojo kortelės nenurodyta. Tai yra ten, kur gyventojo renovacija. Jeigu ten bus tuščia, tai yra nieko nenurodyta, tai mokėtojo kodas bus įrašomas. Jeigu ten bus kažkas nurodyta, tai jūsų pačių įvesta, tai šiuo atveju parama neperašinės duomenų iš failo. Ir trečias atvejis užpildyti visais atvejais. Tai yra nesvarbu, parama įvesta, neįvesta, mokėtojo kodas bus užpildomas iš failo pateikto skaičiuotojo. Tai susivedame visus parametrus. Šiuo atveju aš pasirinkau, kad mokėtojo kodas užpildytas. Prisiminkime, kad aš ten nurodžiau mokėtojo kodą A1, A2, 3, A4, o failai yra MK001 iki MK004. Spaudžiu testuoti, parama protestuoja, kiekviena eilutė parašo, ar sėkmingai ar ne. Jeigu sėkmingai, tai reiškia, tekstas yra žalias, jeigu nesėkmingai, tai raudonas ir konkrečiai bus parašyta, kas negerai. Importuoti galima bet kuriuo atveju visą failą, tačiau klaidingi įrašai nebus importuojami. Todėl prieš importuodamas spręsti, ar jūs norite ištaisyti klaidas pačiam failę, ar importuosite tik gerus įrašus. Jeigu norite, galima atsispausdinti protokolą importo prieš importuojant paraišką, kur galima atsirinkti, ar tik klaidingus protokolę vaizduoti pateiktus duomenys, šitą atveju klaidingų nėra, tik gerus, ar aplamai visus duomenys, kurie yra pateikti tame faile. Ir paskutinis žingsnis yra importuoti. Tai yra, kol jūs nepaspaudžiate importuoti, jokie duomenų importavimai nevyksta. Tai yra tik failam. Importavimas mums sukelia duomenys į duomenų bazę. Štai importavau vieną paraišką, vėl galiu pakartotinai spausti, užkrauti duomenys ir importuoti iš karto antros sąskaitos duomenys. Nekeičiant failą, štai buvo viena sąskaita 200 kažkiek, tai dabar 400 eurų. Vėl spaudžiu gerai ir man vėl iškito kitos dvi pavardės. Nes ten nurodžiu skirtingą sąskaitą, vėlgi aš pasirinku bendrėje testas, nurodau, kad tai yra tokia ir būtent tokios paraiškos duomenys. Spaudžiu testuoti, sistema patikrina, kad viskas gerai, nurodo, kad užpildyti, pakeisti visais atvejais, importuoti viskas. Importavau dvi paraiškas į sistemą. Jeigu aš dabar užeisiu, aš prie kiekvieno gyventojo užeisiu renovaciją, matome, kad mokėtojo kodas visiems mano turimiems gyventojams pasikeitė, kadangi aš importavau mokėtojo kodą jau patiktą iš skaičiuotojo, iš bendrijos patikto failo. Na, štai mes susirinkome visas pažymas, paraiškas, jas susimportavome arba susivedėme į paramą. Vėl galime grįžti
šildymas, kreditų palūkanų mokėjimas, informacijos už paraiškų įvedimas. Pasirinkime mūsų šiuo atveju bendriją ir štai matome, kad yra dvi paraiškos, jos abidvi buvo importuotos. Būstos yra pateiktos, kadangi atkreipkite dėmesį, jos yra dvi, kadangi aš pagal skirtingas sąskaitas nurodžiau skirtingas paraiškas. Tai pirmo paraiško aš matau mano pirmi du asmenys, antrojo paraiško yra kiti du asmenys. Paskutinis žingsnis, ką mums reikia padaryti, tai mums reikia paruošti mokėjimo failą, kad jį kelti į e-bankininkystę. Tai, kad tai padaryti yra arba pažymėjus norimą paraišką paspausti mokėjimo failas, arba pažymėjus norimą paraišką per meniu pasirinkti mokėjimo failas. Mokėjimo failą galime ruošti tik tais apmokėtom paraiškom, jeigu jūs bandysite ruošti mokėjimo failą neapmokėtai paraiškai, gausite pranešimą, kad galima tik apmokėtai paraiškai. Todėl, ką mes ir padarome, užeinamai mūsų paruoštą paraišką. Paraišką beje, jeigu kažką negerai pasirinkti, visada galime ištrinti, importuoti iš naujo. Tai mes susivedame priėmimo pirmiausiai datą ir kad jau būtų apmokėjimas, susivedame mokėjimo datą. Štai paraiška padarysiu tarė apmokėta, išsaugo, viskas paraiška yra apmokėta. Analogiškai aš pasitrausiu antrą mūsų paraišką. Tai turiu dvi apmokėtas paraiškas ir dabar galiu ruošti mokėjimo failą. Paspaudus mokėjimo failas atsiranda naujas dialogo langas, kuriuo galima pasirinkti reikiamus parametrus failų ruošimą. Pirmiausia, pasirinkau banką, per kurį aš darysiu. Tai yra renkamas bankas, į kurio e-bankininkystė bus keliamas failas. Šiuo atveju tai man, aš pasirinksiu, kad tai yra Šiaulių bankas, perdavimo formatas yra tik vienas, tik SEPA tarptautinis, reikia paskirstymo sąskaitą. Paskirstymo sąskaita yra ta sąskaita, iš kurios bus daromas pavedimas. Tai yra, jūs, kai darote pavedimą bendrai, jūs darote iš savo savivaldybės sąskaitos esančias, šiuo atveju mano atveju Šiaulių banke, į bendrijos sąskaitą. Va čia paskirstymo sąskaitą, ją reikia pasirinkti. Paskirstymo sąskaitos, kaip ir visos sąskaitos paramoje, įvedamas prie banko žinynų. Tai yra, ta pati sąskaita gali būti naudojama tiek pašalpoms, tiek kompensacijoms pervesti į gyventojų sąskaitą. Tai pasirinkau banką, pasirinkau paskirstymo sąskaitą, nurodau, kur aš saugosiu savo, nurodau suformuotą failą. Tarkim, aš pasirinksiu, kad aš saugosiu į darbalūkį ir pavadinsiu Andrija test. Ir nurodau dabar banko sąskaitas. Banko sąskaitas, kaip dėmesį pačioje pradžioje aš rodžiau paramos žinynus. Ten susivedama viena banko sąskaita kaip pagrindinė ir visos kitos kaip papildomos, jeigu mano bendrijoje yra daugiau negu vienas namas ir jie turi skirtingas sąskaitas. Tai aš čia iškrentančio sąrašo galiu pasirinkti arba pagrindinę sąskaitą, ar jau su pavadinimais tas kitas sąskaitas, į kurio bus daromas pavedimas. Šiuo atveju aš pasirinksiu kaip pagrindinė pirmą sąskaitą. Nustatymai dabar. Nustatymas, eksportuoti mokėtojo kodą, jis yra uždėtas ir jūs jo negalite nuimti į tokiu atveju, jeigu žinite, pažymėjote, kad mokėtojo kodas yra privalomas visiems asmenims. Jeigu būtų bent vienas neįvestas mokėtojo kodas, šiuo atveju mūsų šitą langą nebūtume atsidarę, nes būtų parašius klaidą, kad tokiam ir tokiam nėra įvestas mokėtojo kodas. Toliau, kitas variantas yra mokėtojo kodą pildyti mokėtojo paskirtyje. Čia jau priklausomai nuo jūsų banko, kur norite pildyti. Ar jisai bus, jeigu bus nepažymėta, tai mokėtojo kodas bus pildomas tam lauke, kur yra bankiniam faile kliento kodas banko informacinėje sistemoje. Priešingų atveju mokėtojo kodas bus įrašytas į mokėjimo paskirtį. Toliau, kitos dvi varnelės eksportuoti savininko vardą, pavardę ir eksportuoti sutarties numerį. Tai reiškia, kad ar pirmo atveju, ar į mokėjimo paskirtį, jau šiuo atveju tik mokėjimo paskirtį bus įrašyti ir savininko vardas, pavardė ir sutarties numerį. Čia jau priklausomai nuo to, ar jūsų bankui reikia tokių duomenų. Ir paskutinė varnelė yra sąrašinis pavedimas, tai ar taip kaip ir su pašalpom, ar tai sąrašinis pavedimas, ar tai nesąrašinis pavedimas. Tai va, nurodome, viską, ką mums reikia, spaudžiame eksportuoti. Mums parašo, kad eksportas yra sėkmingas ir aš jau turiu susiformavęs banko failą. Eksportavimas baigtas, tai štai aš turiu susiformavęs bankinį pavedimo failą, kur aš galiu atsiųsti buhalterijos skyriui, kad jie įkeltų į šitą failą į e-bankininkystę ir padarytų pavedimą. Galim pažiūrėti, kaip atrodo failas, tai yra jau tarptautinio SEPA mokėjimo struktūros failas, analogiškas, kokį jūs ruošite, kai išmokate socialinės išmokas, vaiko pinigus ir panašiai. Matome, kad yra prašoma visą struktūrizuoti duomenys, kurie reikalingi apie mokėtojo informaciją. Ir štai matome, kad yra mokėtojo paskirtis, įrašo įrašyti informaciją, kad mokėtojo kodas yra toks ir toks, būsto savininkas toks ir toks, tai sutarties numeris toks ir toks. Tai yra visi pinigai bus pervesti į vieną ir tą pačią
Štai atkreipkite dėmesį, štai šitą sąskaitą, jinai yra vienoda visiems gavėjams, tačiau bus daug skirtingų eilučių pagal kiekvieną, tam, kad bankas matytų kiek už kiekvieną mokėtojo kodą, kiek yra pervedama pinigų. Tai dabar pamėginkime mes padaryti mūsų tą pačią veiksmą su mūsų antra paraiška. Vėl matome, kad turime kitą paraišką importavę. Spaudžiame mokėjimo failą, renkamės, kad tai yra mūsų Šiaulių bankas. Renkamės šiuo atveju paskirstymą sąskaitą tą pačią, iš kurios mes darome pavedimą. Ir dabar renkamės, kad yra kita sąskaita, iš kurios pirmą atveju aš rinkausi kaip pagrindinį sąskaitą gavėjos pinigų. Šiuo atveju aš rinksiuos mūsų trečią sąskaitą. Vėlgi aš pasiimu viskas, ką mums reikia, tarkim, užsižymiu, spaudžiu eksportuoti, mums pasako, kad eksportas sėkmingas. Štai mano failas yra suformuotas dar vienas failas mokėjimo pavedimo, aš jeigu atsidarysiu, vėlgi matau kitus du asmenys, kurie buvo irgi su mokėtojo kodais, su savininko vardu pavardė ir su sutarties numeriu. Tai yra taip, kaip yra būtent tie duomenys, kurie reikalingi bankui. Tai yra daromas ne vienas pavedimas iš vienos sąskaitos į kitą, o daromas vienas pavedimas kaip sąrašinis, bet kuriuo atveju pinigai pervedami yra iš vienos sąskaitos į kitą sąskaitą, bet kiekviena eilutė nurodomi, kad suma ir štai matote suma ir paskirtis. Į paskirtį rašyta visa informacija apie mokėtojo gavėjo, į gavėjo mokėtojo kodą, savininko pavadinimą ir sutarties numerį. Dar yra vienas variantas tada, kai jums reikia suformuoti vieną failą iš kelių paraiškų. Parama yra pradėta tokia galimybė, tai yra jis reikalingas būtų jums tuo atveju, kai jūs turite, šiuo atveju aš turiu dvi paraiškas, galiu štai čia 10, 20, 30 ir jeigu jūs nenorite formuoti 30 ir daugiau failų, kaip kiekvieną paraišką atskirai, jūs galite pasinaudoti papildomą paramos funkciją, jinai vadinasi mokėjimo failas iš kelių paraiškų. Kai jį paruošite, mes einame į vėlgi šildymas, kredito mokėjimas, informacijos už paraiškų įvedimas ir per meniu renkamės paraiška, mokėjimo failas pagal paraiškas. Šitas langas yra šiek tiek skiriasi. Informacijos viršutinė lango daly matome, kad informacija yra ta, kuri mums buvo reikalinga ir ruošime vieną failą, pasirinkame banką, pasirinkame paskirstymo sąskaitą, nurodome failą kažkuo kitais, kaip mes jį pavadinsime ir pavadinsiu šituo atveju pilnas. Ir nurodau pinigų gavėją jau pačios bendrijos mūsų, kurios formuoja šiuo atveju bendrija testas. Ir čia, atkreipkite dėmesį, čia yra analogiškai kaip ir pirmam lange visi nustatymų, o štai čia reikia nurodyti jau paraiškas, kurias norite įtraukti į mūsų šitą norimą formuoti failą. Spaudus nauja, mums jau rodo tik tais tos organizacijos, kurias čia pasirinkau kaip pinigų gavėja patiktas paraiškas, šiuo atveju turiu dvi paraiškas. Nurodau pirmą paraišką, nurodau gavėjo sąskaitą, tarkime štai šitą ir į viduriniojo eilutės nurodau antrą paraišką, nurodau, kad pagal šitą paraišką pinigai turi būti pervedami štai šitą sąskaitą. Tokiu būdu aš galiu suvesti visas norimas eilutės, tarkim, kiek jų ten bus ir paruošti vieną failą. Pasižymėjau šiuo atveju, ką man reikia, spaudžiu eksportuoti, man prašo, kad eksportas sėkmingas. Štai yra pilnas failas. Jeigu aš atsiversiu, aš jau matysiu, kad pavedimas yra padarytas ne vienam žmogui, o keturiems. Ir dviem žmonėms yra paruošta pinigai į štai sąskaitos narę 12, o kitiems žmonėms yra sąskaitos numeris 14. Tai yra tokiu būdu yra paruošiamas vienas failas iš daug skirtingų paraiškų. Tai būtų turbūt tiek bendro to pristatymo, kiek buvo, bent jau mes, kaip supratom, prašyta, kaip su sistema atlikti, kad galima būtų tos 20% gedai, kaip minėjote, kurie vyksta neteisingai arba su tam tikrom bėdomis. Tai jeigu klausimų dėl paramos yra konkrečių, ten bandėme į trejetą klausimų atsakyti čate, tai tam tikri patobulinimai su sekančia paramos versija, kad nebūtų galima pasirinkti ten tam tikrų negalimų atvejų, išleisime spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje naują versiją, o toliau, jeigu reikalingos konsultacijos pagalba ir pradėti startuoti dirbti dėl pačių eksportų, importų ir kad galima būtų patogiai ir greitai, tai tiesiog kreipkitės parama@nefd.lt ir tada bandysim operatyviai padėti. O apie kitus, sakykime, atnaujinimus esminius, tai informuosim atskirai tada. Tai ačiū už pristatymą.
Gal dabar pereikime tada prie klausimų, kurie liko neatsakyti, nes kaip supratau, prie klausimų skiltės kažkiek klausimų jau ir atsakė, bet dabar pasižiūrėkime, ar nieko nepraleidome. Tai pirmas klausimas buvo toks, kodėl išankstinis dengimas atliekamas nuo 30 eurų, kodėl negalėjo būti pasirinkta optimalesnė suma, bent 100 eurų, nes 30 eurų tai yra ir kompensacija gaunančios asmens įmoka, iki kol bus gauta kompensacija ir nebūtų skaičiuojami delspinigiai. Nes delspinigiai skaičiuojami nuo pažymos gavimo dienos, o ne nuo pažymos galiojimo laikotarpio. Tai, Kristina, gal, nežinau, ar mes per visus taip skaitysim, aš gal kelis pasižymėjau tos svarbiausius, ką mes išsinešam, kokius komentarus sulaukiam ir pasiūlymus. Tai dėl to 30 eurų iš ankstinio dengimo sumos, tai čia nėra taip, kad sugalvota yra Šiaulių banko ta suma. Nuostata išplaukia iš vartojimo kredito įstatymo, tai bendrai, kad suprasti, bankas negali laikyti kliento pinigų, jeigu yra, sakykime, vienoje pusėje suteiktas kreditas 10 000 ir klientas įneša 100 eurų. Tai mes turim padengti kreditą, kad klientui būtų mokama, kad klientas mokėtų mažesnes kredito įmokos. Tai yra mažiau prisiskaičiuotų klientui kredito palūkanų. Tai tas 30 eurų, kaip ir kolegė Goda paminėjo pačioj pradžioje, atsakė, kad ta suma buvo prieš kokius 4 metus, mes skaičiuodavom, kad vidutinė kredito įmoka mėnesio yra iki 50 eurų, tai nesinorėjo didesnės, tai konsultavomės ir su teisininkais, tai kaip ir buvo parašyta, galbūt reikės mums viduje iš naujo įsivertinti šitos sumos ar pakeitimą, ar išlaikymą, galbūt ir komentarų čia pora buvo, gal kad reikėtų iki 100 eurų padidinti ir nevykdyti automatinį išankstinio dengimo. Tai šitą išsineša mes, čia galbūt ne šios diskusijos ir nemokymų metu, turim įsivertinti visas rizikas, reikės apsiklausti daugiau administratorių ir tada priimti sprendimą, tai šitą vietą pasižymėjom. Taip pat klausimų atsakymų skiltyje sulaukiau pasikartojančio klausimo dėl automatinio pranešimo interneto banke, ar kad klientai administratoriai pagidavo gauti informacinį pranešimą apie pasikeitusi grafiką, tai mes buvom atlikę tą pakeitimą, apklausėm administratorius, žinoma, ne visos Lietuvos, bet keletą, su kuriais tuo momentu, sakykime, tesavom, gavom atsakymą, kad jie gauna pranešimus, kai yra atliekamas tas išankstinis dengimas konkretaus buto ir dėl perskaičiavimo grafiko. Tai bet matau iš skilties, kad ne visi gauna, tai šitą vietą irgi pasižymėjom ir reikės įsivertinti iš naujo. Daugiau čia yra pasikartojantis klausimai dėl delspinigio priskaičiavimo, tai kad reiktų atkreipti dėmesį, kad už ką yra bankas nėra suinteresuotas klientui priskaičiuoti dabar delspinigio, ar ne? Bankas suteikia kreditą, už kredito suteikimą skaičiuoja palūkanas ir tikimasi susigrąžinti. Jeigu klientas pradeda vėluoti nuo pirmos dienos, nuo negrąžintos kredito įmokos, pradedame skaičiuoti delspinigį. Tai čia yra problema greičiausiai tame, kad laiku nepasikreipiama į savivaldybę dėl soc paramos statuso, ar ne, kad savivaldybė kompensuotų. Tai ką aš atsakymų skiltyje jau parašiau ir pristatymo metu minėjau, dirbama dėl automatizuoto duomenų gavimo iš SPIS, kad nebereikėtų nei administratoriams, nei savivaldybei siuntinėtis tų pažymų. Bankas tą pačią dieną, kai savivaldybės sistemoje būtų pažymima požymis prie konkretaus buto, kad jis yra socremtinas, tai tą pačią dieną ir bankas turėtų gauti tą informaciją. Tai tada tų delspinigių ir nebeturėtų prisiskaičiuoti. Dabar gaunasi taip, kad mes siuntinėjomės vieni kitiems pažymas, tikslinamės ir atsitinka tokių situacijų, kad priskaičiuojama. Dar buvo klausimas apie tai, kad
klientas, buto savininkas padengia kredito įmoką 1-2 mėnesį ir daugiau praėjus ten po 3 mėnesiam gauna iš savivaldybės kompensaciją. Tai tokiu atveju kiekvienu atveju reikia gauti raštišką prašymą iš administratoriaus, reikia siūsti atsakingam kredito darbuotojui ir tada bankas jau įsivertina, ar viskas buvo laiku padaryta, kada yra socremtino asmens pradžios data, kada priimtas sprendimas savivaldybėje, jeigu viskas buvo atlikta pagal įstatymo raidę, tai tada ta operacija gali būti atstatoma, bet reikia žiūrėti kiekvienu atveju individualiai. Ir kas dar čia buvo iš tų tokių pasikartojančių, man atrodo, kad pagrindė kaip ir viskas, tai nebent gal dar būtų kažkokių konkrečių klausimų, kuriuos galima būtų dabar atsakyti. Matau, kažkas kelia ranką. Zita, įsijunkite mikrofoną ir bandykite pateikti klausimą. Nebekelia Zita rankos. Aušra, matau, kelia ranką. Ar galite įsijungti mikrofoną? Aušra, mes jūsų negirdime. Nors mikrofonas rodo, kad įjungtas, bet kažkodėl negirdime. Dar kolegos, aš dar tik tais atsiprašau. Jau girdėsi, Aušra. O, gerai. Girdite. Tai aš dar tik tais norėjau pasakyti, kad palikau savo kontaktą susirašinėjimo skiltyje, tai yra gedas.jnėnas@sb.lt, nes buvo čia keletas prašymų, kad atsakingi kredito darbuotojai nesureagavo į kažkokius siūlymus, tai gali tiesiai man siūsti, mes apsvarstysim ir kiek galėsim, kaip sakyti, tą procesą jums pabandysim palengvinti. Tai drąsiai rašykite tiesiai man. Labai diena, tai gal galiu aš pirmą kalbėti, mano vardas Zita, nes bandžiau kelti ranką. Ar dabar girdit mane? Taip, girdim. Tai visų pirma, esu iš Panevėžio miesto administracijos atstovė ir mes Panevėžio mieste turime ilgą modernizavimo istoriją ir įvairių variantų turime. Ir atsižvelgdami į savo patirtį, tai visų pirma tikrai noriu padėkoti Šiaulių bankui už tokią iniciatyvą, tai yra pokalbį apie, aš vadinu, programinę įrangą, programinės įrangos būtinumą. Kai mes kalbam apie visą ilgą tą procesą, kalbu apie paramą būsto savininkui apmokant palūkanas ir kredito įmokas, nes reikia pripažinti, kad nei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, nei aplinkos ministerijos atstovai tokių iniciatyvų, tokio poreikio, kad šita parama būtų kiek įmanoma daugiau suprogramuota nuo pat pradžių, nerodė. Tai tikrai noriu padėkoti Šiaulių bankui už tokią iniciatyvą. Aišku, nedidelis pastebėjimas, jeigu galima tuos būtų savininkus, kurie turi teisę į valstybės paramą mokant kreditą ir įmokas, gal vadinkime nepasiturinčiais. Toks būtų prašymas, nes pagal piniginės paramos įstatymą ir 2 ministrų patvirtintą tvarkos aprašą, tai nepasiturintis būsto savininkas, jam nustatoma teisė į šildymo išlaidų kompensaciją ir paskutinis žingsnis, visi žinom koks. O klausimas mano yra tame, aš norėčiau vis dėlto pasitikslinti. Piniginės paramos įstatymė numatyta teisė kreiptis dėl šildymo išlaidų kompensacijos per 3 mėnesius, įskaitant kreipimosi mėnesį. Tai yra teisės aktas. Mes, aišku, nesidžiaugiam nuo pat pradžių, kada buvo valstybės parama susieta su teisė į šildymo išlaidų kompensavimu, o ne su kažkokiu kitu mechanizmu nebuvo kurta. Taip, tai čia ir iš karto kilo klausimas ir dilema. Asmuo turi teisę kreiptis, tik jis ateina 2, 3 kreipimosi mėnesį, taip, ir tada mes nustatę, jeigu jis turi teisę į šildymo išlaidų kompensaciją už 2 mėnesius atgal, mes tada suformuojam pažymą už tą patį laikotarpį, taip, kad jis turi teisę ir į valstybės paramą. Nenorėtųsi šitų aplinkybių vadinti
vėlavimu, pasirinkimu, tai yra tiesiog teisės akto nustatyta galimybė besikreipiančiam asmeniui. Tai gal šitą būtų galima įvertinti būtent iš tos pusės, ne žmogaus pasirinkimas, bet teisės aktas suteikia tokią galimybę ir kylančias problemas spręsti kiek įmanoma paprasčiau. Nes ar aš teisingai supratau, jūs kalbate apie tai, kad reikės rašyti prašymą ir taip toliau ir taip toliau. Ar aš neteisingai supratau? Ačiū. Aš dabar bandau suprasti klausimas tada dėl prašymo. Tai čia galbūt prašymas buvo mintis, kad administratorius turėtų teikti prašymą dėl įmokos atstatymo, jeigu buto savininkas padengia kreditą, bet lygiagrečiai po mėnesio 2 ar 3 gavo savivaldybės kompensaciją, bet tada jau čia tas prašymas labiau tai yra gyventojui pagrąžinti tiesiai jo sumokėtą įmoką, bet apie savivaldybės kažkokius prašymus tai nekalbam. Taip, klausimas netame, aš kalbu kaip tik apie tą variantą, kada būsto savininkas nemokėjo taip tų įmokų ir mes kalbam apie tai, kad pažyma, pagal kurią valstybė apmoka kredito ir palūkanų įmokas, pavyzdžiui, suformuota spalio mėnesį ir toje pažymoje nurodyta, kad bus ta valstybės parama, teisė jis turi nuo rugpjūčio 1. Ir ta pažyma realiai suformuota spalio mėnesį. Tai teisingai, Zita sako, kad mes ką norėjom ir pristatymų medžiagoje akcentavom kelis kartus, kad yra vėluojama. Vėluojama pasikreipti dėl paramos, vėluojama dėl to ir galbūt ir iš savivaldybių. Tai čia toks bendras noras pakomunikuoti. Ir gerai pastebėjot, kad anksčiau tokio, kaip sakyti, ir mokymų nebuvo ir niekas galbūt klausimų nekėlė. Tai mes matom, kad yra per didelis rankinis darbas. Norisi, kad jeigu visi darytumėm tai, kas nurodyta ir laiku, tai gyventumėm lengviau ir mažiau turėtumėm to rankinio darbą. Tai jūsų toks klausimas, nežinau, bendrinis. Bendrinis, bet jūs vėl sakote ir naudojate žodį vėlavimas. Tai galbūt yra pasiekmė, kad jau atsiranda delspinigiai ir panašiai. O įstatymo nuostata yra tokia. Tai reikėtų ieškoti išeities. Nejaugi mes privalom įrašyti, kad tokiu atveju būsto savininkas privalo kreiptis per 1 mėnesį griežtai vien dėl to, kad jis turi prašyti kitos valstybės paramos. Tai matot, mes dabar tada einam į įstatymų nutarimo aiškinimą. Tai aš šito tikrai nenorėčiau. Yra dokumento savininkai Socminas ir aplinkos ministerija ir dabar mes tada jau pradedam diskutuoti dėl terminų, prašymų pateikimo, kas kiek laiko reikėtų ir panašiai. Tai dabar turime situaciją, kokia jinai yra. Visada galim siūlyti kažkokius tai, kaip sakyti, patobulinimus, jeigu matom, kad kažkuri vieta veikia arba neveikia. Tai tikrai, žinokit, nesinori man kaip iš banko atstovai komentuoti teisės aktų, kurie reglamentuoja visą šitą. Gaila, kad nuo aplinkos ministerijos nėra. Taip, tai tada aš jūsų tą siūlymą palaikau ir tikrai bendri pasitarimai, aptarimai, kuriuose dalyvautų 2 ministerijų atstovai, o jūs dabar sakot, kad esate pagrindinis paskolų teikėjas jau Lietuvoje Šiaulių bankas, tai gal tikrai jie reikalingi ir Kristina, kreipiamės į jūs, gal planuokit tokius pasišnekėjimus, kylančios problemos dėl teisinio reguliavimo. Tai perduoti visada galima, kaip sakant, dėkui už jūsų pastabą ir perduosim. Ačiū. Gerai, aš gal tada norėčiau dar dėl to pačiu klausimo, dėl socialinių sukonkretinti, kaip tai vyksta. Jeigu yra gauta už praeitą laikotarpį pažyma ir jau pas jūs priskaičiuoti delspinigiai ir papildomos palūkanos, tai kaip suprantu, delspinigius anuliuojat, o papildomos palūkanos lieka. Ar ne? Tai ką jau ir bandžiau atsakyti, man atrodo, jau vieną kartą, kad reikia pasižiūrėti tada istoriją, ar ne? Dėl ko atsirado vėlavimas.
ar Ne, dėl tai aš jums gyventojų. konkretinu dėl to, kad gaunama pavėluotai socialiai lemtina pažyma, nes ji išduota, nes dažniausiai būna tokios. Aš jau jums sukonkretinau situaciją net. Aha, tai sukonkretinti reikėtų iki smulkmenų. Tai yra... Gerai, kurią dar vietą Ar patikslinti? jūs kalbat kaip administratorius ar savivaldybės atstovas? Aš kalbu kaip administratorius. Gerai, tai žiūrėkit, dabar klausimas, kada gyventojas pasikreipia, ar ne? Jeigu jisai prašymą dėl... Na, aš dabar vėl komentuosiu teisės aktą, ko nesinorėtų, bet aš Tai nekomentuokit, man logiškai, tiesiog sakykit situaciją, aš jums atsakymą iškart sakau ir jūs man tą situaciją, tiesiog susimuliuojam situaciją, jūs atsakymą tą situaciją ir viskas bus aiškiau. Gerai, pamodeliuokim. Rugsėjo 1 dieną buto savininkas pasikreipė į savivaldybę, kad neteko darbo birželio 1 dieną. Ne, jis tiesiog, sakykime, tai žinokit, visokių turim, visokių labai turim. Aš tada siūlau kitaip sumodeliuoti. Jis pasikreipė rugsėjo 1 dieną, kad nuo rugsėjo jam jau nebėra pažymos, nes jiems sako kreiptis tą pačią mėnesį. Ir taip gaunasi, kad tų pažymų yra labai daug, nežinau, kodėl jie vėluoja, o soc skyrius išduoda, pavyzdžiui, tik tai spalį arba tik lapkritį. Savininkas pasikeitė kartu. Nes daug tokių situacijų. Bet čia galbūt ir yra klausimas, ką Zita sakė labai gerai, ar ne, kad galbūt reikėtų tada kelti klausimą ir su įstatymų leidėjais, kodėl prašymas pateikiamas rugsėjį, o savivaldybė vertina tik spalio pabaigoje. Ne, šitas man klausimas kaip ir neaktualus, man aktualus, ar jūs naikina tokiu atveju delspinigius ir papildomas palūkanas, nes nei žmogus įtakojo, nei mes įtakojam. Tiesiog soc skyrius pagal savo teisinius aktus siūlo, ten jau patraukiam į šalį soc aktus, man reikia kaip realiai dabar tas vykdoma pas jūs. Nežinokit, jūs, tai tada reikia susidėlioti, kada jisai pagal visus kriterijus tapo asmuo, kuris gali kreiptis dėl kompensacijos, ar ne? Yra kažkokia diena. Ar jisai neteko darbo, ar jisai istoriškai? Jūs šiaip logiškai suvokėt, kaip visą tą informaciją susirinkti, nes soc skyrius vėluoja su pažymom žiemos metu po porą mėnesių. O jūs klausite dabar atsakyti... Ar jūs paliekat jiem delspinigius ir papildomas palūkanas, jeigu pažyma gaunam pavėluotą? Tai klausimas toks labai aiškus. Tai nenagrinėjant priežasčių. Reikia priežastis, žiūrėkit, jūs klausėt, ar gali bankas anuliuoti delspinigius. Ar jis anuliuoja, aš klausiu. Jo, tai aš tikslinu, žiūrėkit, jeigu jūs klausėt, ar gali anuliuoti, bankas tada žiūri kiekvieną atvejį individualiai. Ir jeigu gyventojas yra nekaltas, viską pasidarė laiku, bet už jį nesumokėjo savivaldybė laiku, ar ne? Sakykime, procesas išsitempė. Nesinori sakyti, kad visų 100%, bet taip sprendžiama, anuliuojama ir panašiai jos sumos tų delspinigių yra nereikšmingos ir tikrai nenorime jų administruoti ir geriau, lengviau yra jas panaikinti. O papildomas palūkanos? Delspinigius matau, kad jūs naikinat. Žiūrėkit, mes šokinėjom dabar nuo klausimų, mes nei šitos temos, nei iki galo jūs dabar jau apie papildomas palūkanos. Kas yra papildomas, ar kredito, ar atidėtos? Kredito. Apie kurias kalbam? Už pradelsimą, kur skaičiuojamas. Apie atidėtas ten viskas aišku. Nuo pradelstų palūkanų skaičiuojami delspinigiai. Nežinau, nuo ko jūs skaičiuojami, bet ne delspinigiai. Delspinigiai aiškiai. Ne, ta prasme, pagal grafiką yra mokėtina suma viena. Ir jeigu jeigu soc pažyma gaunama pavėluotai, jam palūkanų priskaičiuojama daugiau, negu jis turėtų mokėti pagal grafiką, nes jis vėliau gauta įmoka. Tai čia jau antras klausimas ir visiškai kitaip jisai skamba ir tada jau čia jau tikrai reikia žiūrėti, tada ar kas laiku, ką padarė, kas nelaiku. Tai jeigu yra vėlavimas iš savivaldybės ar ne, tai reikia išsiaiškinti dabar apie sąvokas, vis tiek mano kyla klausimų. Nekalbėjom apie delspinigus, dabar jūs apie papildomos palūkanos. Ir tas ir tas skaičiuojama. Tiesiog aš matau, kad delspinigius nurašo tai konkrečiai situacijais, o papildomos palūkanos lieka. Dėl to taip mano klausimas. Tos papildomos, tai žiūrėkit, kas yra palūkanos, tai dabar tik 200 žmonių pasijungia, mes apie sąvokas kalbam, gal čia konstruktyvo nėra. Tai palūkanos yra skaičiuojamos kiekvieną dieną automatiškai nuo kredito likučio. Tai yra, jeigu vieną dieną buvo 100 eurų kreditas, tai nuo to 100 eurų kredito priskaičiuojamos palūkanos, kitą dieną 90 eurų ir jos skaičiuojamas nuo kredito likučio. Tai tada klausimas, apie kokį vėlavimą kalbą, bet mes jau einam labai smulkmenas. Aš norėčiau tada konkretaus
Pavyzdžiui, jeigu galite, jūs galite ir elektroniniu paštu surašyti, kada kas įvyko, mes žiūrim visą liniją. Ta prasme, yra buvę ne vienas atvejis, kai tikrai be jokių klausimų paimam ir bankas ir anuliuoja, bet kitu atveju, jeigu matom, kad kažkas kažko nepadarė laiku, tai galbūt nebūtinai reikia anuliuoti įmokas, kurios teisingai. Gerai, supratau, šitą, manau, atsakymą mes daugumą negavom, nes tiesiog nesusikabam. Gerai, tada kitas klausimas būtų dėl grafikų sujungimo. Irgi negavau to atsakymo, kai pagal registrų centrą yra 2 savininkai, dabar jau pagal naujus dėl teisinių dalykų yra išskaidoma į 2 grafikus tas būtas, jeigu yra, pavyzdžiui, po vieną antrąją. Ir gaunasi, jeigu parduoda būtą, nusiperka vienas žmogus, jis registrų centre jau registruoja kaip vieną vienetą ir jis nori mokėti už vieną grafiką, o nebe kad būtų 2. Vykdomas pas jūs būtų sujungimas ir kiek aš supratau, tai gaunasi taip, kad pas jūs techniškai uždaromas vienas sandėlis ir traktuojamas kaip išankstinis grąžinimas ir prie antro prijungiamas ir padaromas vienas. To pasekoje, kadangi išankstiniam grąžinimui sumokama daugiau dar palūkanų už papildomą truputėlį laikotarpį, gaunasi, kad pirmą mėnesį žmogus moka daugiau palūkanų. Tai aš dabar net ir virš 10 eurų. Tai man reikia patikslinimo, ką man žmogui traktu. Jeigu žmogus klausia, aš noriu sujungti būtus, kaip man ją patikslinti, kaip jam pasikeis po būtų sujungimo mokėjimas. Nes žmogus, pavyzdžiui, prisideda vieną būtą plus vieną būtą ir jis gauna vieną sumą, o pasekoje jam gaunasi didesnė daug suma pirmą mėnesį. Kolegė man čia iš operacijų administravimo jau rašo žinutę, kad daugiau palūkanų nemoka. Bet aš, kad visi, mato dabar 200 žmonių yra pasijungę, kad visi vienodai suprastumėm situaciją, administruojam kokį 70 000 būtų atskirų pavienių. Taip. Ir per visą istoriją turėjom gal kokius 5 atvejus apie tą pavyzdį, tai iš 70 000, 5 vienetai, kurie sugalvoja eigoje iš 3-2 būto apjungti vieną, kai registrų centre pasikeičia unikalūs patalpos kodai ir dabar klientas ateina su pageidavimu apjungti arba išskaidyti vieno buto įmokas į 2, daugiau persigalvoja, sako, man noriu 2 grafikų, daugiau noriu 1, daugiau vėl. Tai mes, žinokit, kalbame tokius vienetinius atvejus. Šiaip klientui daugiau palūkanų nepriskaičiuojama, jeigu jums reikia ten kažkokio padetalizavimo, paskaičiavimo, aš kaip ir minėjau, kredito likutis yra tas pats, ar tai būtų 10 000 padalintas į 2 dalis ar į 1, tai palūkanų priskaičiuojama yra lygiai tiek pat. Klausimas, ar ten laiku buvo sumokėta, nesumokėta ir tada reikia pasižiūrėti. Tai klientui reikėtų sakyti, kad niekas nesikeičia. Tai yra, Deja, keičiasi. Pagal praktiką tikrai žinau, kad keičiasi, nes traktuojamas kaip išankstiniam, jūs skaičiuoja truputėlį daugiau palūkanų. Ne mėnesinės įeinamasis, o plus dar už einamojo mėnesio kitą likutį. Tai gaunasi čia faktas. Gerai, paliekam šitą klausimą, manau, kam nors kažkada irgi iškils, galbūt aš jums patikslinsiu su ta konkrečia situacija, kurią turėjau. Konkrečiai surašykite tada. Tai ten yra. Tai va šitą tikrai padarysiu, tada dar sekantis iškart klausimas. Kai yra pateikti pirminiai grafikai, mes jas išsiunčiam žmonėm, nebūna vėlavimų, bet eigoje tiesiog, kadangi aš dabar administruoju naujas sutartis, kurios yra pabučiui, ir taip yra, dėl to daug tokių dalykų netitikimų randu, nes tikrinu pabučiui, žiūriu kiekvieną pas jūs ir atsiranda tokių situacijų, kad paskaičiuota įmoka 1 centu daugiau. Pagal grafiką jinai visiškai nesutampa, vėlavimų nėra. Ir ne vienam tai pasitaiko. Kokit jūs dabar sakot, visiškai nesutampa ir dabar 1 cento nesutapimas. Tai gerai nesutampa, tai yra nesutapimas. 1 cento, kai nėra vėlavimų. Bet žiūrėkit, labai daug klausimų ir skirtingos informacijos. Tai yra, bankas pateikė informaciją, kokia yra mokėtina suma ir mokėjimo grafika interneto banke klientui. Taip. Ir jūsų klausimas yra koks dabar dėl tos pateikiamos informacijos? Klientas laiku moka. Taip. Ir jis turi tą grafiką atsispausdinęs. Ta pati pirminė, kur gauname, mes jam išsiunčiam, jis turi atsispausdinęs. Ir staiga pasikeičia grafikas. Taip, po 1 centą, bet taip pasitaiko. Ar gali būti, kad 1 dieną pavėlavo įmoką ir prisikeičiavo delspinigiai? Ne, žinau, aš tą žinau ir tikrinau, tiesiog atsiranda kartais toks. Netitikimas centuose tikrai atitinka, čia irgi galim diskutuoti, aš siūlyčiau jums pasitikslinti, nes ir būna ir delspinigiai kartais apskaičiuojame neteisingai, to manau, kad nesigilinsim, nes nemanau, kad jūs
to norit ir čia būtų tuščiai tokia diskusija be pavyzdžio dabar konkretaus. Žiūrėkit, mes jau dabar ketvirtą klausimą kažkaip taip sprendžiam ir ant galo pakalbam, sakom, ai čia nebesvarbu ir Aš jums nebekalbėkim. pasakau, tai yra svarbu, bet aš jums pasakiau, jūs problemą išgirdot, aš manau, jūs pats galit pasižiūrėti. Tai ačiū ne labai taip? tada už pastabą. Ir žinoma. dar noriu paklausti, ar galima būtų gauti pažymas apie pažymos formą. Dabar, jeigu žmogus atsiskaito, mes parašom elektroniniu raštu, ar su šito būtas viskas gerai, vadybininkas atrašo, kad viskas atsiskaitimas įvykęs. Ar galima iš jūsų būti gauti pažymą, jeigu mes paprašom, kad tas ir tas būtas nebeskolingas, pilnai atsiskaitęs? Tai interneto banke yra apie kiekvieną būtą informaciją, tai yra mokėjimo visa informacija, tą, kur rodžiu ar ne, viso namo lygmenių ir užėjus ant to būto. Tai yra ten būto numerį jūs galite identifikuoti ir matyti informaciją, kiek tam būtų buvo priskirta, koks yra likutis, jeigu yra nulis, tai kaip ir matoma Viską informacija. žinau, būna iš ankstinis grąžinimas, mes susitikslinam, aš mano iniciatyvą paklausiu sumą, pasako sumą, tą žmogus sumą perveda, grafikas kaip ir uždarytas, viskas tvarkoj, po kelių mėnesių atsidarau namo, tą visą informaciją ir žiūriu, kad kelių centų skola atsiradęs būtas. Paskui mes, žinokit, pasitikslinu, jo. ir tai kaip ir sutvarko, uždaro, tai kaip ir jūsų bankinė. Tai nežinau, ta pažyma ar taip sudėtinga, ar jūs negali tokias išduoti. Nes dėl netitikimų, dėl ko klausimas kyla. Tai mes šiai dienai tokių pažymų neteikiam, nes anksčiau nebūdavo poreikio ir visa ta informacija yra pateikiama, sakau, interneto banke. Jeigu jums ten reikia išskirtinai kažkokiu atveju, ten vienos ar kitos pažymos, ar jūs čia labai turit daug tų iš ankstinių dengimų ir visiems kiekvieną mėnesį reikia Ne tos visiems, aš ir informacijos. klausiu pažymos tiem, kuriem reikia. Jo, tai žiūrėkite, ta prasme, kad aš gal dar kartą pakartosiu, gal nenugirdot, tai tokių pažymų bankas neteikia, nes ta visa informacija yra pateikiama interneto banke. Tai yra, kokie yra likučiai, kokiam kreditui. Jeigu tai yra išskirtinis kažkoks atvejis, tai manau, kredito darbuotojas visada gali pagelbėti. Supratau. Ačiū. Aš tada labai atsiprašau, įsiterpsiu, mes tada turėsime atsijungti, tai jeigu bus klausimų dėl parama arba ten dėl konsultacijų, kokių reikės, tai galite susisiekti parama@nefd.lt, o bendrai šitam susirašinėjime, būtent šito pokalbio, aš pasidalinau instrukciją tiesiogiai, kad galėtų visi prieiti, kam yra aktualu. Tai ačiū Jums tada. Ir dėkui tada visiems. Iki. Iki. Ir daugiau rankų kaip ir nematau, tai turbūt, kad ar dar kažkas tai turi klausimų? Tai ačiū visiems, kad susijungėt. Jeigu kils klausimų, galite tada surašyti elektroniniu paštu, kontaktą palikau. Bandysim paspręsti. Tai ką, ačiū Jums tada ir sėkmės visiems. Viso geriausio. Viso geriausio. Ačiū visą.